Aš viskas. Ei, vaikeli. Spėk tik save susirinkti paskui transportą. Ką, turi variklį? Pagaliau mum jį užtiningavo, nu galbūt tik tai grąžino visus bėgius, kurie buvo dingi iš papraeitų varžybų. Bet nieko, davai, dedam motorą ir važiuojam sekmadienį varžybas. Šiandien yra 5 vakaras, dėl to mum biškai užtruksim, bet nieko tokio. Rytoj pasidarysim treniruotę ir sekmadienį startuosime finalinėme Lietuvos čempionato etape. Bet, nu, ką padarysim? Davai. Šasta! Kai ką, pabaigėm motociklą, surinkom, šiaip ne taip, pavyko įgrūsti motorą iš pirmo karto, nors tai irgi darėm pirmą kartą, išiminėjom motorą, bet viskas pavyko sklandžiai, pajungėm viską, kaip ir viskas kūrėsi, viskas dirba, viskas gerai, bet tik tai reikės rytoj pasidaryti dar einamosius dalykus, tai susitėp grandinę, įsitėm, tada pasižiūrėti Apollo lygį, ar normaliai nusitarė ir galiausiai išbandyti, nes mes šiandien dar neturėjom galimybės išbandyti, nes jau yra 12 nakties, tai reikia jau mėgoti ilsėtis, bet nu, dar nėra laiko. O apie pačias dalis, kas mums nutiko, tai galim pasižiūrėti, jog visiškai dantračiai nudėliai yra lygos, tai tas ir šakutė visiškai perdegė, nežinau net kaip čia pasakyti, čia taip oksidavęsis metalas, kad čia sunku supras, kas čia yra per dalykas. O daugiau, tai ką, judame rytoj į varžybas ir susitinkame sekmadienį starte. Išlėkėm su motociklu, čia yra mūsų treniruotė, kurią mes darėmės prieš varžybas vakare, nes buvome su šiuo varikliu dar visiškai nevažiavę ir neišbandę bėgių, dėl to reikėjo išsibandyti, tačiau išpūrėme nesveikai motociklą, dėl to visą vakarą teko jį plauti, bet išsiplovus kitą rytą puikiai mums sekėsi startuoti. Ką darai čia? Motorbaiką tobulinu, nes trūksta tuningo pas juos. Taip, žinai. Ras. The guy, he's crazy. He's fucking crazy, man. What he's doing, bro? Yeah, he's crazy. He's fucking amazing guy, yeah. British accent. We use this fucking accent because we need to speak in English because our content goes worldwide, so let's go! Ką mes turim? Turim arbuzėnį, neblogas dydis, XLs, kaip ir mano galva. Tai šiandien dabar bandysim iš jo pasidaryti šalmų ir rytoj pabandysim technikinį nuvažiuoti, pažiūrėti Aprimą su mūsų nauju Foxu B3, laitų karbonu su padaryta iš ekologiškų ir gamtai naudingų savybių. Taip ir norėjau pasakyti. Tai ką, ruošiamės darbui ir varom. Baigėme arbūzą, tai ką, švarus, bet gražus, idealiai. Tai jeigu galima man virvę pameskim, reikia kažkaip užtvirtinto saugumo reikalavimų. Tai reikalingas užsegimas, kaip sakant. Reiks skylų pagrešim. Tuku. Antrų skylų, lygiai grečiai pirmui. Kaukšt. Dabar reikia pasimatuoti. O, kaip ponas. Jam iškrenta, girdi per didelis. Per didelis, bet jeigu prisirišiau,
Tai būt, žinok, neblogai, va jeigu tai va. Va tai va, matai? Gerai. Atsimeravom, dabar galim pradėti raišti. Neblogai, žinok. Taura, neužsimeržė. Gerai, į technikinę rytoj man atrodo praeis. O, ne. Užsispaus jau. Užsispaus, gerai. O, blek. O, jaučiu greitį. Jaučiu, kad bus gerai, žinau. Todornas, kurva, čia stumykų ir. Davai, varu. Varom technikiniai, dabar pažiūrėsime su mūsų šalmu praleis, suprantat? Lietloką uždėkit, kad praleistų. O, super, gerai. Pasirodyk. Uždėkit, praleidų, patvirtinau, kad mums foksas naujas yra teisingas. Visai gerai mums sekasi šiandien ir šiandien startuosim. Ką darom? Filtrų dėžių tvarkom. Operatorius mėga da, bet nieka. Gerai. Tuningą dedam. Tuning, suprantat, išlengvins oro dėžę, kad geriau trauktų izoliaciją, kad prislopintų, nes man per galingas šis motociklas. Suprantat, aš jau nebeišvalnauju. Vis kaip pagaun ciongų. Ką? Aš viskas. Eik, tu vaikeli. Spėk tik save susirinkti jau paskui iš trasos. Jau ten ant kars, kai dėjau, išnešė, vapšė, išvežė mane iš ten. Prileido kažkokį amonę, apsvaigau aš ten, prisičiukai narkomanas ir mane iš ten išnešė. Tai ką tu gali sau leisti? Ar reikia važiuoti per dozuoti ligoninę? Gero šūdoje turi. Oi, patikėkit, tą net tokių istorijų galiu papasakoti. Bet šiandien ne apie tai, šiandien apie reaktyvinį motociklą, su kuriuo mes šiandien startuosime, su naujo engine. Taip, mes jį vadiname engine'as. Nes jis turi naujus bėgius, naują seną sankabą, seną stumoglį ir pusnaujas padangas. Tai dėl to nieko nebeturiu pridurk, nes pridurkas pats esu. Tai varysim pasičiūdin, daugelis pripitė man silikoną, niekas nelimpa, žodžiu, truba gaunas. Reikia prieką fucking cleanerio, ants nusivalyt, išsikėp vaflių ir varyti startą. Išvažiuosiu į pirmąjį važiavimą, apžvalgus ratą, pasakysiu, kaip bus ten mums tai trasikiai, gal bus gerai, gal bus gražiai. Nežinau.
Gerai. Kol kas esame atsipalaidavę, startas duotas, nešimės kiek. Tai ką, esam po pirmo važiavimo, sekės neblogai, starto linijoje išvažiavome treti, po pirmų 2 posūkių jau buvome antri ir dar įveikus ketvirtį rato tapome pirmi. Viskas sekėsi puikiai, gepas didėjo ir tada prasidėjo griuvimai. Nugriuvau vieną kartą ant posūkio, užgesau, kol užsikūriau, mane aplenkė komandos narys, važiuojant antroje pozicijoje, tada aš jį pasivijau galbūt per keletą ratų nuo to karto. Tada aš jį apsilenkiau tiesiojoje prie finišų, užkišdamas jam šiek tiek. Tada vėl važiavom, viskas ok, vėl gepas padidėjo. Pam, tas pat posūkis, ten pat nugriūstam. Nugriuvom, vėl apsilenkė jis mus, situacija kartojas, lieka 2 ratai. Padidinau tempą šiek tiek ir vėl tam pačiam finišo tiesiojoje mes jam užkišam, vėl aplenkėm. Ir taip įbaigiam pirmą važiavimą, viskas sekėsi puikiai. Matysime, kaip sektis antram. Tai ką, let's go, varom! Papasakok, ką rezgi? Planas Liganas. Starte mes teisim triuką, nustebinsim žiūrovus ir bet sabeną. Išbandysime savo jėgas, kai mums seksis visus aplenkti ir galbūt finišuoti kokioje pirmoje pozicijoje. Tai žinau, kai mums seksis, mateisim. Pasirodo, neišpešiau saulę, žiūrėjau, kad nesipiešė saulė, galvoju, tada jau lėkiu pasiportuoti. Tada krūvelę griuvėsių radau už posūkio, tai juos irgi žiebiau, pacitūrą nukritau, bet nieko, stojomės, kėlėmės ir prasidėjo mūšis. O mūšį bandėm nugalėti. Įtėp, masė žmonių, kaip traukiny, vieną vėžę, visi kap. Tai vien po kito taip mėtėmės, jau aš mėčiau, galvoju, nu geras pirmas, o galvoju, o tai kur Simonas? Simoną mes aprengėm. Tada aš jį pamačiau, vėjausi, viskas ten gerai buvo. Ir paskui pristabdžiau ir nugriuvau. Ir vėl tada atsiplėšė. Tada jau paskutinį ratą pravažiavom, taip liuks buvo tikrai smagu. Labai smagu yra startuoti iš paskutinės pozicijos. Tikrai pabandykit, kas turit tokią galimybę, nes nu tada visai kas kita, kai tu kitą gaudai, masė yra tų motociklų, tai toks visai kitas efektas. Negu pirms išlėkiai, varai, toks įdomumas, net neturi jokių konkurencijos, jeigu tiesiog važiuoji savo tempą. Tai neįdomu, o čia dabar kaip buvo. Tai čia pradedi mąstyti, kurią vėžę pasirinkat aplenkt, tą padaryti, nu tai labai toksai dinamiškas, geras sportas. Ir tada gaunasi, tu galbūt pats greičiau važiuoji, nes tau norisi aplenkt, gaunasi, kad tu su save susikoncentruoji, susižiūri, kaip kokį greitį pasirenki ir varai. Trasa išmušta, bet kada vidutinis greitis yra didesnis, tas duobės visas persišokė. Čia gal tik nuo kalno leidžinis po antrų tramplino yra išmuštas stabdymo duobės, bet jeigu pačią išorę varai, didesnis greitis, kaip ir minėjau, išorinė ir vėl tada kyli į kalną, tai ten tokių baisių nebuvo, tai viskas tvarkoja. Jeigu nebūčiau vieno karto nugriuvęs ir vieno karto dar užgesęs, manau, rezultatas būtų geresnis, pirmas, bet šiandienos rezultatai, man atrodo, vis tiek išlieka, kad aš esu pirmas, kaip ir šių metų rezultatas, aš esu pirmas. Taigi ačiū, kad žiūrėjot, šiemet vlogų bus tiek, susitinkame Crazy stovykloje pas mus Tumykloje. Girdėjau, ką tu čia dabar darai? Ruošiuosi apdovanojimams. Mane nupurškė Biržuose, man piktys paėmė, aš investavau į šampaną. Tai šiandien mes paliesim tuos, kurie sudėjo mūsų. Ir pirmoji vieta
Laurinas Kišonas, Kėdainių motociklų sporto klubas. Ir čia Laurinui, Lietuvos motociklų sporto federacijos prezidentė Giedrė Janušauskienė įteikė prizą ir šiandien išmaudė akise. Kaip pasakiau? Ai, gerai, vėl išsimaudė. Oi, gerai. Taip triukštelėjo, kad prezidentė netgi postikosi. Jūs gyva? Kaip gavara, kaip geras, būtų čempionas. Šampanu. Retai kaip šampane maudaisi. C klasė. Žemės. Išpurentus lietuviškus žemės. Taip, čia vyko Lietuvos motokroso paskutinysis etapas Aleksandrijos Šiauliuose. Ir mums vis dėlto pavyko laimėti ir šį etapą, nors ir starte čiūdinomės bele kaip, nieką nedarėm, išlėgėm paskutiniai, vis tiek susižvėjojom antrą vietą ir bendroje lygom pirmi. Nu tai ką aš galiu pasakyti, laikas eiti į mėgėjus, į MXB klasę. Tai kitais metais startuojame joje, o su jumis buvo mes, CJ. Ačiū mūsų operatoriui Martynui, kuris visą tai kuria, kurį kontentą. Ir ačiū mano komandai, kuri mūsų rūpinamėsi maistu, mūsų aurą ir palaikymu. Palaikymas jūsų yra silpnas, tai kitais metais tikiuosi iš jūsų daugiau. Atvykite, pasižiūrėkite, tikrai įdomu, čia sportas, čia varikliai, čia viskas gerai. Tai davai, subscribe ir susitinkam kitais metais.